Ir nauji metai, naujas single, turim ir softo epizodo 12. Tai va, Sugalvojau patestuoti GoPro šiek atgal, tai turim šiek tiek video medžiagos, šiek tiek trumpiau. Tai pabandėm paflankinti ant kalno, užsim poziciją ir bandėm ieškoti priešų, ar ne? Tai priešai buvo ganėtinai mūsų spaudę, ganėtinai pralaiminėjom, bet kaip matot su giliu siūtu, tai galva skolinta yra, ne mano. Galva paskolino kolega, kuris jau užsiema giliu daug, tai matom jo šiek tiek perspektyvos. Pirmas taiklus šūvis, iš toli su DMR, orinis DMR'as. Čia irgi atrodo lyg ir pataikiau, bet nekolino, tai sunku pasakyti. Na ir matot, scope camas keistai padėtas, tai kartais žolės užstoja, tai reikės pakoreguoti dar padėtį, tai testavausi, ieškojau patogiausių padėčių, bet viską bandysim kitais metais kol kas geriau susikomplektuoti. Čia prie būdelės turėjom šiek tiek veiksmų, su pistoletu pašaudžiau vieną kitą, bet dėja neturim medžiagos, kad matytųsi viskas, bet kaip turim taip. Baidys pistoleto apkaba, pasikeičiau apkabą ir toliau keliavom šaudyti su priešais. Iš tiesų pagrindinis užduoties šitą žemėlapį nepamenu, kas buvo, nes tikrai buvo senokai. Bet gal reikėjo būdelę išlaikyti tam tikrą laiką, tai bandėm laikyti spaudimą. Šautas priešas. Ieškojau toliau priešo ant kalniuko, tenais buvo priešininkų irgi, bet nebemačiau jų. Prieš tai buvo išlindę. Ir čia vienas saldus fragelis yra. Į mano sąskaitą išsigandų šiek tiek žaidėjas. Nieko baisos, visko pasitaiko. Na ir didžiąją dalį žaidimo praleidau va taip gulėdamas. Iš tiesų ilgai laukiau. Tai sukėliau tik tais įdomiausius momentus. Tai epizodas šiek tiek trumpesnis. Bet didelis žaidimo dalis buvo tiesiog va toks gulėjimas, laukimas žaidėjų už kampų ir bandymas atlaikyti pušus, ar ne? Tai toks yra snaiperio ir DMR žaidimas, mažai veiksmo. Pastatų čia daug nebuvo, tai ir mes ramiai leidom laiką. Neskuma tada? nesku. Tam namukė mūsiškiai! Хуй знает, я пойди крепчам. Tai, kai iš dešinės ten nušautų. Kairiai raudonas, jau kairiai raudonas. Raudonas kairiai. Ir Nu va, neskubėjom, bet vis tiek pagalba mus. Ne mane vieno. Ir visus komandos narius sušaudė. Į pasalą patekom. ką tu ger? Ką tu ger? Būdelį paimta priekį. Čia? Yra? Priekį, tą būdelį paimta ten, kur jūs įbėgę buvo. Ai. Ir ten, ir čia. Praeitį. Na, ir žinokit, nei vienos pusės. Čia nebent iš galo prieiti. Per dešinę. Paitino prieš tai. O aplinkui per aną pusę praeiti. Jo, prieš tai. Kas? Kitoje prapisa dabar vien kokybė. Čia bandė pašinti. Na, kaip supratot, mus tikrai labai stipriai užspaudė iš visų pusių, tai mes bandėm flankintis dešiniausią pusę. Ir bandėm užsimt dar kažkoją poziciją ir atsikovot kažkiek su kolega. Tai ganėtinai didelį flanką darėm su juo. Ir šiaip netai prisispaudėm arčiau priešų linijos. Bet jau ramiau buvo, mažiau veiksmų šitoj vietoj. Čia į toli, gan tikrai dideli tolimi šūviai, dar buvo biški vėjuota. Tai atrodo, gal ir pataikom, bet sunku pasakyti iš tiesų. Tikriausiai nekolino, tai greičiausiai suminkim, kad tikrai ir nepataikėm į žaidėją. Viskas su dviračiu nori važiuoti pušintis. Tai ir buvo su dviračiu, kaip matot, važiuota, pušinta, Hebra tikrai pajuokavo. Tikrai nebuvo liūdna, tai tikrai smagus eventas, tai tikrai Hebra suvaibino, tai buvo smagu žiūrėti. Kaip sakoma, ir smagu, ir veiksmo te trūko, tai tikrai geras buvo eventukas. Kaip kairė čia situacija. Viskas šaunasi dabar saviškai. Na, ganėtinai ramiai laikė mano komandos nariai būtkę. Pagrindinis objektas ir yra šita būdelė, ją reikėjo laikyti, tai ganėtinai ramiai užpušinę laikėm. Leidžiam iš čia. Tai bandėm su kolega biški žemiau pasipušinti arčiau priešų linijos. Patekom šiek tiek irgi į veiksmą.
Bet iš toli snaiperiai šaudo, tai nieko baisaus, nieko pavojingo. Na ir iš tiesų patesnau tiesiog kameros angle ir pasižiūrėjau, kaip atrodys video medžiaga. Kitą sezoną planuoju jau 2 GoPro kameras dėtis, tai turėsim daugiau perspektyvų. Tai šis epizodas šiek tiek trumpesnis, čia dar pasičekinom nušautas pas žaidėjas ar ne. Ir ačiū, kad žiūrėjot ir tikiuosi jums patiko šis epizodas.